Ryčka, kur tu dingai, kur tavo apžvalgos, kur dar kaip kas, nusibodo man sakims trašinėt, kągi nusprendžiau padaryti ilgai lauktą apžvalgą. Šiandien rimtas aparatas, netgi 200 W po upgrade'o, netgi temp control ir netgi daug visko įdomaus. Kągi šiandien pas mus svečiuose IPv3Li. Kągi, judam. Kągi, IPv3Li. Žiūrim, ką iš viso tokio. Šiuo metu aš turiu box modą 200 W juodos spalvos ir radau būtent šitas lipdukas. Gerai, dažutė gan paprasta, bet graži. Štai taip atrodo iš visų pusių. Box mod, čia rašosi. Štai taip atrodo iš galo. Mūsų komplektacija rašoma. Kiek vatų. Čia šita versija buvo pirma, šiuo metu yra jau netgi 200 W po upgrade'o. Čia yra, kad tai yra ne žaislas. Gerai. Štai taip čia viskas atrodo. Manau, delsti nėra reikalo, tada iš karto darykime šitą dėžutę ir pažiūrėkime, kas yra pačiam viduj. Štai tokiu gražiu būdu jinai pasikelia į viršų ir štai mes matome patį mūsų stuffą. Ok, iš karto čia eina instrukcijos, kas kaip kas, papasakosiu apie jums apie tai žodžiu. Skaityti nereikės, čia yra sertifikatas. Gerai, ir mūsų pats grožis, kuris guli štai čia. Būtent mano manymu tai yra vienas iš gražiausių box modų, kurių yra pagaminę bet kokie gamintojai. Iš tiesų gražus toks, matosi, kad galingas aparatas pas jūs rankoj, net ne taip, kaip pavyzdžiui asmeniškai man Smoke X-Cube 2, jis man nelabai patiko, nes viskas kažkaip nelabai kokybiškai padaryta, o būtent čia tai yra jau monstras, galima sakyti. Pačioje dėžutėje randasi štai toks gražus USB kabelis, jis reikalingas ne tam, kad kraut, o tik tais atnaujinimams, tai kad per jį kraut neįmanoma, iškart sakau. Toliau. Pats mūsų box modas, komplektacijai daugiau nieko nėra. Jis turi ant savęs. Gerai, čia yra Pioneer pavadinimas, čia yra IPv3Li, čia yra čipo pavadinimas, galite pasiskaityti, jeigu norit. Čia yra 3 mygtukai, mūsų screenas, čia iš šitos pusės daromos mūsų baterijos, open, čia yra USB kištukas, bet tik tais atnaujinimams, ir čia yra mūsų baterijų ventiliacija. Ir šitas pusės paskutinės, tai yra tiesiog pavadinimas. Iš viršaus mes matome mūsų 5-10 reguliuojamas triekį. Reguliuojamas yra tame, kad čia galima pasukinėti štai šitą piną ir galima prisiderinti prie mūsų kaitiklio. Čia yra mūsų touch area, galima taip sakyti, ir jie labai įdomi funkcija, apie kurią pasakosiu jums biškį vėliau. Kągi apžiūrėjome, kas iš visų šonų, kaip kas atrodo. Štai toks aparatas. Ok, kad mūsų modas veiktų, mums reikia dviejų 18650 baterijų, kurios randasi būtent po šito kamšteliu. Atsidaro, kaip matome, pagal strėlytę į apačią stumiame ir štai atsidaro. Modas yra laikomas ant vieno magneto iš viršaus ir ant vieno iš apačios. Štai čia dar yra mūsų minusas, pliusas, pliusas, minusas. Taigi mūsų modas yra serijinis. Gerai, kaip matome, baterijos aš jau esu įdėjęs. Kągi, uždarykime mūsų dangtelį ir įjunkime mūsų patį šitą žvėrį. Kas ir dar labai gerai, kad kompanija pasirūpino lipduku ant šitą ekraną, kad jis nesibražys, kol jūs jo nenuimsite. Gerai, kad įjungt mūsų box modams, reikia paspausti 5 kartus ant mūsų fire mygtuko. 1, 2, 3, 4, 5. Kaip matome, Pioneer for you. Iškart šviečiasi IPv3Li. Ir viskas, mūsų modas įrengtas. Dabar, kad pažiūrėti, ar jis tikrai veikia, biškai ilgiau palaikome ir matome check atomizer. Kadangi šiuo metu iki kaitiklio čia neturiu.
Gerai, tada greitai apsiveikėme, kas rašosi ant mūsų ekrano. Čia metu nustatęs ant temperature control, kai matote, čia var stovi džiauliai, toliau biškai, toliau iš dešinio šono mūsų voltažas, toliau mūsų baterija, mūsų 5 funkcijos, apie kurias pakalbėsiu irgi biškai vėliau, ir mūsų ohmai. Daugiau rado nieko nesirašo. Dabar pažiūrėkime pačias jo funkcijas ir eikime į jo patį meniu. Kągi, 5 pasaulymes mes galime įeiti į mūsų patį meniu. 1, 2, 3, 4, 5. Kad ištrinti kažką šitą reikia spausti arba plius arba minus. Pavyzdžiui, dabar spaudžiu minusą ir kai matome system off. Reiškia, mūsų meniu veikia normaliai, nėra jokių bugų, kiek jau esu jį naudojęs, apie savaitę. Viskas su juo gerai veikia, tikrai puikiai. Tai gerai, toliau meniu. Spaudžiame Fire button, galime persijungti tarp kitų šitų visų funkcijų. Galime išsirinkti mode, power arba džiaulai. Power čia yra mūsų tiesiog galia, kurie eina ant kantalio ir taip toliau. O džiaul čia yra temperature controlas, kuris veikia arba su nikeliu, arba su titanu. Kad išsirinkti vėl spaudžiame, pavyzdžiui, dabar spaudžiame pliusuką, jeigu ant džiaulių, išsirinkam Fahrenheit arba Celsijų. Toliau galima nustatyti mūsų Fahrenheit kiekį. Štai taip. Galima davesti ant šitą 200 vatų modo netgi iki, pamatysite, iki 572 Fahrenheito. Gerai, nustatėm. Toliau pasirinkam mūsų koilą, koks tai yra, arba nikelis, arba titanas. Toliau, viskas. Daugiau nieko nėra. Noriu nustatyti kontrolės, tik reikia nustatyti būtent šitas funkcijas. Jeigu jums, pavyzdžiui, garinat ant nikelio, pas jūs yra nuo 10 iki 50 džaulių. Jeigu garinant ant titano, galima davesti taip pat nuo 10 netgi iki 100 džaulių. Toliau, pavyzdžiui, jeigu jums šitas terminalas dabar nereikalingas, nes pirkat, pavyzdžiui, kaitiklį, norite persijungti vėl ant power modo. Vėl spaudžiame 5 kartus mūsų mygtuką ir kaip matome, turiu kur mod džaul, spaudžiam tiesiog į dešinę arba į kairę, nėra jokio skirtumo ir matome power. Štai. Spaudžiam vėl Fire button ir į dešinę arba į kairę, norint išeiti, pavyzdžiui. Viskas. Taip pat, kaip matome, kas yra, pavyzdžiui, tos apačia, tie ADG, kaip dabar rašas, čia yra adjustment modas. Ta prasme, jūs galite, pavyzdžiui, turite kokius 3 skaitiklius. Vienas tai yra koks subtankas, kitas yra RDA, kitas yra, pavyzdžiui, koks Nautilus mini, nėra skirtumo visai. Galima nustatyti čia visų iš 5 pasirinkimų. Pavyzdžiui, aš dabar turiu RDA. Gerai. Man reikia kokių, 100 vatų. Spaudžiu taip ir kaip matome, pas mane yra jau kartą nustatytas mano vatų kiekis. Norint jį pakeisti, aš turiu vieną kartą paspausti į dešinę, minusą ta prasme, ir tada toliau galiu rinktis netgi iki 200 vatų. Ir pavyzdžiui, noriu 225 vatų, spaudžiu taip ir viskas. Tai yra užlokintas ant M2, galima patikrinti galima. M3, M4, M5, M2, štai 125 vatų. Taip, pavyzdžiui, dabar noriu garinti, pavyzdžiui, Nautilusą. Nueinu, pavyzdžiui, kurio čia nėra skirtumo, pavyzdžiui, ant šito, ant pačio pirmo. Taip pat spaudžiu vieną kartą į kairę ir einu, kiek man reikia vatų ant mano kaitiklio. Pavyzdžiui, 12 vatų. Gerai, spaudžiu vieną kartą Fire button, tai jau yra išsaugota. Dabar, kaip matau, M1 pas mane yra tiek, kiek aš esu nustatęs 12 vatų ant Nautiluso. Daugiau čia tokių nieko įdomaus nėra, kas yra susijęs su ekranu. Šitas dalykas, iš nežinau, būtent kam yra sukurtas, tapsime, kokiem žmonėm yra sukurtas. Čia yra, pagal mano manymą, tie, kurie labai tingi savo pirštą ten kažkaip biškai pastiprinti, paspausti Fire button, gali paspausti ant mūsų šitą mygtuką ir mūsų kaitiklis deginsis. Kaip tai galima jungti, kaip mes matome mūsų skrynę, spaudžiame Fire button ir pliusą ir kai matome touch on. Viskas. Dabar galima ramiai garinti, dabar, pavyzdžiui, suksiu savo kaitiklį ant viršaus. Ok, įskau savo kaitiklį, dabar ten čia yra temp controlą. Šitas neklauso, nuo ko jūs rūkysit arba ant temp controlą, arba ant power, vis tiek jis pas jums veiks. Gerai, dabar klausom įdėmiai. Spaudžiam ar mygtuką, paprasta. Kaip matome, kaitiklis veikia. Galiu dar kartą prie mikrofono pridėti. Štai veikia. Dabar man tą patį padaryti su mūsų touchscreen. Tiesiog paimu pirštą ir paspaudžiu štai čia. Kaip matome, kaitiklis irgi veikia. Štai tokia įdomią funkciją sugalvojo mūsų Pioneer for You kompanija. Vieną kartą man buvo tokia problema, kad sukau koilus ant RDA savo ar ant dar ant kažko
Netyčia buvau paspaudęs štai šitą mygtuką. Aišku, taip, jį galima išjungti, visą laiką reikia išjungti. Pavyzdžiui, pagarinant šitą funkciją išjungti, nes maža ką pasispaus. Pas mane taip jau gal kokios dvi naujos mano vatos sudegė ir taip pat ir mano nikelis sudegė, mano pati vėla. Ją išjungti reikia taip pat. Mes junginėjom su pliusu ir fire, išjungti labai panašiai, su pliusu tik tais minus. Kaip matome, štai spaudžiame ir touch off. Viskas, mūsų šita funkcija yra išjungta. Gerai, kas dar yra įdomu apie šitą modą, kad čia yra netgi 7,5 voltai, bet manau, kad tai yra biški per mažai, kažkaip nepasistengia. Nes, pavyzdžiui, jeigu pas jūs yra kažkur apie 0,4 ohmai ir norite garinti ant 200 vatų, tai pas jūs maždaug ant 115 vatų jau bus tie patys 9,5 voltai. Jeigu garinsite arba ant 200 arba ant tų pačių 120 vatų, pas jūs daugiau garų tikrai nebus. Kadangi maksimaliai kiek jis gali išduoti, tai 7,5 voltai. Tai kad norint pašustrėlinti, jums reikėtų uždėti biškį mažiau ohmų, tada tie jūsų pilni 200 vatų tikrai normaliai veiks. Taip pat šitas modas anksčiau buvo 165 vatų, o dabar, kai aš jį gavau, kai man esanti buvo iškart 200 vatų, norint atsinaujinti, tai yra visai ne problema, mums reikia pajungti mūsų USB kabelį, kuris skirtas yra tik tais atnaujinimams, nueiti į jų saitą ir pažiūrėti how to update IPv3 CLI, kažkas tokio. Šiaip šitas modas su 2 baterijom laikė man gan ilgai, tiesą pasakius, norint sunuluoti, tai 3 dienos, 2,5 maždaug taip garinau tikrai nemažai, kadangi aparatas iš tiesų labai galingas. Žiūrint dabar, jeigu apie temp kontrolę, kaip ir minėjau, galima naudoti arba nuo 212 Fahrenheit iki 572 Fahrenheit, arba jeigu naudojate ant Celsijų, nuo 100 iki 300 Celsijų. Taip pat minimaliai varža ant power mūsų štai šito modo, tai yra nuo 0,1 ohmų iki 3 ohmų, bet jeigu norint garint ant kokio ten nikelio arba dar ant kokio titano, gali pavežti netgi nuo 0,05 iki 0,3 ohmų. Apštydamas biškį meniu radau, kur galima užupdeitinti. Štai kaip matome, žalias ir mėlynas išryškinta, galite sustabdyti ir įvesti šitą saitą ir kažkaip užupdeitinti, nes aš dar nebandžiau, nes kadangi jau gavau tokį modelį užupdeitintą, bet jeigu kažkam reikėtų, tada prašau štai šitie 2 saitai. Kalbėjome apie mūsų šitą IPv3 LI modas, iš tiesų labai galingas, man siūlo jį nupirkti iš manęs, bet aš nenoriu netgi už didelę sumą, kadangi aš tikrai jau laukiau, labai jau norėjau pabandyti ir štai jis pas mane rankose. Netgi nedarysiu, kaip jis garina, kadangi, kaip žinot tikriausiai jūs visi, kad garų kiekis priklauso nuo kaitiklio, ne nuo pačio modo. Tad galiu čia, pavyzdžiui, ant kokio spinner antro įsukti kokią Nautilusą ir sukti į čia. Garų kiekis bus tas pats. Jeigu nebent naudosiu didesnį voltažą, tiesiog perlėks, bet kažkaip palyginti nežinau, ar įmanoma. Kągi, manau ant to būtų viskas ir aš dar pasakyti vieną dalyką jums. Jeigu kažkas iš jūsų turi kokį įdomų modą, kokį naują modą ir, pavyzdžiui, norėtų man duoti į apžvalgai, bet ne šiaip savo, aš nesu durnas, galite to kokį modą aš duosiu jums savo panašios, bet duosit man savo. Kokios porą dienų palaikysiu, padarysiu apžvalgą, įkelsiu YouTube ir grąžinsiu jums. O jūs, pavyzdžiui, turėsit mano IPv3, aš turėsiu jūsų kokį ten neboksą, nežinau, ten nesvarbu kas. Jeigu bus tokie kažkokie pagidavimai, prašau kreiptis. Kągi, štai toks buvo mano šitas video. Ačiū, kad palaukėt, kol jis išeis. Laukiu jūsų subscribe'ų, laukiu jūsų laikų, laukiu jūsų komentarų. Rašykit man taip pat į PM, ką dariau blogai, ką dariau gerai, nes man tai padeda, savo klaidų stengiuosi mokytis. Kągi, manau, štai tiek. Kitas mano video tai bus šitas gražuolis, kuris yra pavadinimu Belus. Kągi, laukit jo. Kągi, ačiū visiems už peržiūrą. Gerai, pasakysiu. Taip, aš tai pasakysiu. Garinimas yra kaip vitaminai. Nereikia per daug, bet tai sveika. Ate bičai.